Nu, labą rytą. Į kur jūs išsileidę čiužinę? Mes atsikėlėm, žinau, mes tiek išmiegojom, kiek mūsų čia pas mus valandų, gal jau 9, nes vakar kėlėmės 1 valandą nakties, išvažiavom, kol čia mes atvykom šičia, žodžiu, tai trūko mums labai ilgai ir mes nusprendėm, kad mes pamiegosim šiandien. Tai pamiegavom. Tai išmiegavom iki to, kol pradėjo labai lyti. Mažas, atsidėjau. Labas rytas. Labas rytas, mano rytas. Ir dabar jūs mumis labai didžiuositės. Važiuosime į apleistą miestą. Bus įdomu. Mes esam visiškai stučkos įkvėpti ir darysim vidastiką jums. Susitiksim pakeliui. Susirinkom daikčiukus ir pajudėjom, išsiškau plaukus, išsivaliau dantis, viską, kaip normalus žmogus, kaip ne mašinai miegojus. Labas rytas. Labas rytas. Dabar važiuojam, mums iki tos svečiukės yra 47 minutės, bet tikriausiai stosim kur nors pavalgyti. Pasidarėm kavytės, tik nenufilmavau, kaip man dar darė tą kavytę, matėt ten, kol nukrito kamera, matėt. Tai kavytės tokiu, tai pasidarėm tokiu iš stovyklavimui tokie su dujų balionėliu. Tai gal vėliau pafilmuosiu parodysiu, kaip mes darėm tą kavytę. Ir va, geriam kavytę, mašinykai ir važiuojam į Viečikę. Susimatysim iš pusryčių tikriausiai. Mes važiuojam per tokius, iš viso tokius industrinius rajonus dabar. Patekti tą miestą apleistą, nėra kitaip atvažiuoti, tai va tokių pilna vakranų, viską tokie biškai pasimetę jaučiamės čia. Nėra kitaip davažiuoti. Nu ir va, tai dabar taip važiuosim ir palaukam, nebesimato dabar ten tokie 2 stulpai stovi. Ne, dabar nesimato. Žodžiu, tarp tokių 2 didelių stulpų, va ten maždaug ir būsim. O, žiūrėk, kokie va, visokio... Ai, va, radau. Va, matai, ten tolumoj. Ne, va. Tokie stovi 2 kaminai. Va, mes va, tarp tų va kažkur važiuosim ten. Už tų. O, susitiksim vietoj. Nu, ko? Atvažiavom. Dabar esam... Pasistatė mašiną tipo centriuke, šitą apleistą miestą. Ten va, pažiūrėkit, yra malūnas. Galbūt jis dar kažkoks veikiantis, nežinau. Čia liktai galės užlipti ir pamatyti uostą. Eisim tada į viršų. Nu ir pažiūrėsim, eisim žvalgytis tada. Tai apleisti namai va, jau prasideda nuo šičia. Bet eisim daugiau apžiūrėti visur už sekundėlės. Nu va, taip įsakiau, visas uostas jau matosi nuo viršaus. Dabar va, kaip pasakos, kas nutiko šitam miestui. Pasirodo, kad 1960-ais norėjo praplėšti visą tą uostą ir užimti šitą miestą. Ir pradėjo visą tą daryti 95-ais. Pradėjo visus išvarinėti iš čia. Ir 2005 metais iš vis nieko nebeliko. Ir jie kaip ir turėjo viską statyti.
ir kažkodėl tai nieko nebedarė. Ir dabar valstybės neleistina čia gyventi visai niekam. Tai va, tai matosi va šičia kiek yra namų. Dar ten va, ir po to eisim, ten va, net ir bažnyčia yra va ten va. Eisim žiūrėt, kas ten yra aplinkui. O va, visas uostas iš čia. Ir matosi. Žiūrėk, didelis. Reikia, iš kur reikia įklysti. Surinam kažkur va. Kas ten yra? Taip vis ir užkalta. Meras. Čia kažkokie garažai buvo jau čia. Bliova visa bažnyčia. Let's go back to the... Parašyta nėra angliškai.
dabar mes pajudėjom iš to miestelio apleisto. O kai jau pajudėjom iš ten, privažiavo žmonių, tai mes jau tikrai nebe vieni ten buvom. Ir dabar judam per visus tos pramoninius rajonus vėl ir važiuosim į Briuselį. Tai pafilmuosiu dar pakeliui, parodysiu, kaip pakeliui atrodo. Iš Briuselio šį vakar, kaip po pietų, važiuosim į Prancūziją. Ir tada ieškosim jo, kur miegoti, ką veikti, kur pavalgyti. Tai va, jumis informuosim. Atvažiavom, sustojom tokiam miestukiai, ten netoli to apleisto miesto, kur buvom. Antwerp, vadinasi. Antverpas. Kaip čia lietuviškai išsireiškus. Ir Kas? The coffee place, it's not. Aiso. Mes, matai, važiavom pro šalį ir pravažiuodami pamatėm tokią labai gražią vietą. Tai kol susiradom, kur jau prisiparkuoti. Nes žinai, kad prisiparkuoti yra labai sunku mieste. Yes. Labuka. Labuka. Tai kol susiradom prisiparkuoti kokią 20 minučių, dabar einam ir apžiūrėsim, kaip tas centriukas atrodo. Labas. Atėjom pavalgyti. Labuka. Atėjom atsisėdam pavalgyti. Wanda užsisakė mėsos tartarą, kad nefilmuot žmonių. Užsisakė tartarą, o aš mėsytę pavalgysiu. Ir jo, įvertinsim jums būtinai ir parodysim, kaip viskas atrodo. Sveikatą. Tai mūsų maistelis. Čia mano steikės. Man dar valgo tą beef tartar, kur nieko nėra, jokio kepto. Čia mano valgytas. Enjoy, guys! Thank you! O čia yra kroketai. Sūra. Skanaus mums. Ačiū. Mamytė. Maistas buvo žiauriai skanus. Skanu? Skanu. Gerai. Mano steikelis buvo labai skanus. Kokie 9, taip. Tartar? How many points will you give for your tartar? Out of 10? Yes. 8. Man dar duoda 8. 8 from 10. Tada kroketai buvo 10 iš 10. Croquettes were like 10. Yeah. 10 iš 10, yes. And the steak? And the steak was about 9. Steak 9. Yes. And then overall, alus buvo 10 iš 10. The beer was like 10. Ir man dar sakė labai skani kava. Tai duodam gerą stiprų 9. Tai va, labai patiko, viskas gerai. Dabar va, susivalgiam viską. Pravažiuosim dar keli tokią pagrindinę aikštę šičia ir važiuosim į Briuselį. Tai varom. Mūsų mažytis va stovi ant spacliūt va. Nu, mažiukai pareinamas va. Mažytis va mūsų važiak. Jėzu, reik va vidroduką atsilenkt savo. Va turimgi savo lipduką užsiklyviavę va. Iš kur esam. Va. Va. Angliokai kokie va. Nu ką, varom? Nu ir einam. Važiavom, statėm mašiniuką ir einam į tą vieną pagrindinių aikščių. Kaip gražiai čia. Turistų, vokiečių. Va, kaip gražiai žiūrėk.
kosmonautą. Mon atomą bombolę. Mes atvažiavom į Briuselį prie įžymiojo atomo statulos. Vander sakė jum labuką. Vander labuką. Palauk! Einu fotografuoti. Nu dabar va, galim ramiai eit, kol vyrs nešūk filmuotis, fotografuotis. Tai aš dabar papasakosiu greitai, kas tas yra. Jisai yra pastatytas kažkokiai tai expo, kažkuriai tai expo šitai parodai. Ir dabar yra išlikęs kaip vienas geriausių ir lankomiausių vietų Briuselį. Tai yra net Briuselio simbolis. Didelis atomas. Aš jum uždėsiu nuotraukytę, kaip jums atrodo iš viršaus. Nes mes tai drono, kai samošką neturim čia, žinai, mums skridint negalim. Tai va, tai pasižvalgykit, pasigrožėkit ir susitiksim iš arčiau. Pasigrožėkit šiek tiek. Labuka. Man dar sakė labuka. Ir nusprendėm daugiau Briuselį nesivažinėti, nes jau pas mus yra po 4:15. Man ir pastoviai įsiterpė į mano video. Sakė, nesakyt, kad jis mane erzina. Aš gerai pasakysiu, mes nusprendėm nebebūti Briuselį daugiau. Važiuosim į Prancūziją, bet dabar reikės sustoti nusipirkti belgiško alaus. Kažko skanaus, šokolado kokio ir keliausim į Prancūziją. Tai susitiksim pakeliui. Mes važiuojam iš Briuselio, prisipirkom alaus belgiško, nusipirkom balto alaus, nusipirkom šviesaus alaus. Nusipirkom kažką su vyšniom, ne su vyšniom, kažkokį ten sovietą, man atrodo. Ir dar vieną su pasiflorais, va, po to parodysiu. Ir važiuojam dabar mes į Prancūziją. Ieškojau, kur mums apsistoti, kažkokią tai parkingo. Niekur nerandam, sakau, gal davai ieškom kokio kempingo ir mes turim palapinę savo, tai miegosim palapiniai šiandien. Tai ieškojau, niekur negalim išsibukinti, tai pasiskambinau vienu numeriu ir viskas sako, tvarkot, važiuokit. Tai ir važiuojam dabar. Tai va, žiūrėsim, kur mes čia miegosim. Tai ir išsmagt galėsim, ir išsities normaliai galėsim, tai va, tai susitiksim iš ten. Bičiukai, bičiuką. Bičiuką. Važiuojam. Ir somewhere. Va, ir va, kažkur va čia va. Ir va, ir esam. Va, prašau. Ir važiuojam į Prancūziją. Va, prašau. Labai viskas va. Grinai va. Labuka. Mes atvažiavom į kempingą, pastatėm palatkę, čia mūsų mašinytė stovi, ten tualetai kažkur, čia biški aplinkui. Nežinau, gal matos laukai, nieko daugiau, va. Tai va šiandien turim va savo viečikę, atsigersim aliuko baltą ir eisim greit miegoti. Nu tai ką, chebrytė? Labuka. Mes va atsisėdom, aptingom, gerą malutį va.
Sveikatą. Sveikata. Ir mes gal neįsim dar miegoti, bet jau čia pasėdėsim ramiai savo, pašnekėsim, gal biškį pasivaikščiosim ir visą kitą parodysim jum rytoj.